sekam 4 puslapio produktukus, tai apsauginės dangos, o kas efektyviausiai saugo nuo aplinkos ir rūdžių? Tai cinkas. Taip. Ir koks cinkas? Cinkai gali būti ne vienodi, gali būti įvairūs. Ir kuo skiriasi šie du produktai, mums dar trumpai Tomas išdėstys. Skiriasi ne tik kaina, skiriasi būtent panaudojimo. Jau paėmus į ranką jauti, kad čia jau sveria tikrai gerokai sunkiau negu šitas cinkas. Vizualiai kuo skiriasi? Nes skiriasi turi. Tai yra, čia spalvos nesimatys, bet čia yra šviesus cinkas. Jis po karšto cinkavimo naudojamas užpurkšti, kad nesimatytų, pavyzdžiui, kur trūksta dar cinko. Ir šviesus cinkas yra kuo išskirtinis, mūsų virtinis būtent, kad viduje cinko dalelės yra specialios lamelių formos. Lamelių formos, kad įsivaizduotume, tai yra kaip sausų pusryčių dribsniai, tokie plokšti. Ir kai dengia mūsų cinko būtent danga būna ypatingai plona. Kam tai yra aktualu, kaip pavyzdžiui, nori padengti, tarkim, varžtus, kas mėgsta ten patobulinti ar ne, tai varžtų sriegiui tai nekenkia, nes pakankamai plona yra. Tai yra iki 30 mikronų, man atrodo, storis. Plius, užpurškus nematai jokio skirtumo, tai yra gana lygus yra padengimas. Tai ir tas plonumas, kadangi pats cinkas yra suplotas, cinko dalelės, jis leidžia išploninti pačią dangą. O perfektas, jau iš karto matosi spalva. Spalva yra tamsesnė. Tokia pilka spalva. Kaip stipriai pasenusio cinko. Ja, tai čia iš karto, plius minus gal panašiai ir yra cinko spalva. Taip. Aišku, pats snapelis yra patogesnis dozavimui, jau gali reguliuoti stiprumą ir kryptį. Bet kas yra aktualu, kad perfekt cinkas jau ne tik, kad sunkesnis išduoda, kad yra gerokai didesnis cinko dalelių kiekis. Ir natūralu yra gerokai storesnis kiekis. Tai dabar, perki produktą, kuris yra dvigubai koncentratiškesnis ar ne, natūralu, kad ir ta kaina yra dvigubai didesnė. Cinkas kainuoja, brangiai kainuoja. Normalu, bet ką už tai gaunam? Mes už tai gaunam, realiai sutaupom ant tarnavimo laiko. Tai yra šiandien dienai ar ne brangiausiai kainuoja darbo valandas. Naudoji šitą produktą, tai jau, kaip sakyti, jis atlaiko kiek 240 valandų druskos rūko testą, ar ne? Kaip pavyzdys ekstremalioje situacijoje. Perfektas jau 500 atlaiko valandų, tai reiškia, jis atlaiko gerokai ilgiau. Plius, jeigu jo temperatūrinis režimas taip pat yra iki 240 temperatūros, perfekto yra iki 500 laipsnių. Tai jau ant kiek yra atsparesnė danga. Vienas darbas, dvigubai ilgesnis rezultatas. Tu sutaupai gerokai ant tarnavimo laiko ir ant papildomo darbo. Minėjai, Arūnai, atsiliepimus apie šitą produktą. Taip, cinkas perfektas, mūsų klientai patys atėję pirkti vėl iš naujo to produkto, paminėjo, kad tai yra kol kas vienas geriausių ir progresyviausių cinko dangų mūsų lietuviškoje rinkoje. Tai drąsiai galim sakyti, tai yra labai kokybiškas ir technologiškas produktas. Kitaip tariant, jeigu reikia pataisyti karšto cinkavimo defektus, naudojam šviesią cinko dangą. Jeigu darom savo, norim užtikrintos būtent kokybės ant apsaugos, naudojam perfektą ir turim maksimaliai gerą rezultatą. Ar, Tomai, galima uždažyti vieną ir kitą dangą? Be abejo, kad taip, galima tą daryti. Šviesią cinko dangą, aišku, būtinai reikia uždažyti, nes cinkas garuoja ir pakankamai greitai. Būtų, aišku, tobulą nusigrantuoti, nes prie cinko gana sudėtingai limpa ir tada jau naudoti dažus. Perfektas, kiek žinau, jame yra tokių sudėčių, kur nėra būtina iš principo jo dažyti, nes jis yra ant kiek pagerintos sudėties, kad jį netgi gryną naudoja realiai. Bet jeigu uždažysim, tai turėsim tik dar geresnį rezultatą. Abi cinko dangos yra matinės, todėl gruntas ir dažai puikiai laikosi ant paviršiaus. Tai tiek, ačiū. Taip.